Tu supranti, kad tu gyveni dėl to žybančio fasado ir tau pačiam darosi baisu, ką aš darau su savo gyvenimu. Jis, žinai, aš nemoku pasakyti ne, man sako, mums labai reikia, žinok, be tavęs mes neišsiversim, be tavęs mes nepadarysim. Galvoju, gerai, tai naktį padarysiu. Prasideda panikos atakos, nes net laiko nervų sistema. Atsistoja prieš veidrodį, nusirengia visus rūbus madingus, atsistoja nuogas prieš veidrodį, tu matai, kad tu nesi nei Versačis, nei kažkoks tai ten turtuolis. Žinomumą aš turėjau nuo pat ankstyvos jaunystės, kai mes su Foje pradėjom groti, bet man tas buvo neįdomu. Bet kai tu išsikeli savo užduotį padaryti geriausiai pasaulyje, tai va čia yra klaida. Oi, ten yra žmonių, kuriuos aš fotkinau ir man atrodė, kad jie visai normalūs buvo, staiga pavirto visiškais lopais, koks tratas, pavyzdžiui, Žilvinas. Kad žmonės domėsi tokiomis asmenybėmis, kurios nevertos nei 5 minučių tavo gyvenimo laiko. Tu geriau paimk gerą knygą paskaityk.